Kartais kelias būna ilgesnis, nebe priežasties. Ne todėl, kad negalėtum greičiau. Ne todėl, kad esi nevertas, o todėl, kad Dievas tave saugoja. Galbūt tas trumpesnis kelias, kurio taip troškai, bet nuvestum ne tą. Gal reikėjo sustiprėti, išmokti, išgydyti kažką savyje. Gal Dievas ruošia tave nebe tam, o didesniam dalykam, nei pats galėjai jį įsivažiuoti. Kiekvienas žingsnis, nei jei lėtas, yra reikalingas. Ir jei dabar jauti, kad eini ilgiau, nei norėtum, galbūt tiesiog esi saugomas, o ne užmirštas. Pasitikėk, kelias veda. Tai gal ne taip, kaip planavai, bet tiksliai ten, kur turi būti.